Sveiki, rebetos amigos kavaleros. Pagaliau vėl išvykau į žvejybą ir tikiuosi jau šitą video tikrai pamatysit, nes buvo žvejybų, kur nieko nesigavo. Niekas nepasigavo, niekas nesigavo, žodžiu, ir video neišėjo. Tai šį kartą turbūt video išeis, tiesiog jau kas bus, tas bus, matysit, kokios žvejybos yra tikrovė ir realijoje, kad ne tik tai monstrai visiems kimba ir kad galima atvažiuoti ir tiesiog pabūt gamtoj. Tai ką, ruoškit karštą arbatėlę ir varom. Kolega gaudo ant avižos, mes kol kas pabandysim ne su aviža, o su spiningėliu. Šitą paimu dėl visų kitko. Ir taip spiningėliu nupirkau pratestuoti naują rytę. Vadinasi Iron Wolf Ice Max. Multikas vadinamas. Pažiūrėsim, kaip jinai šiandien elgsis. Aišku, spiningėlis mano gal biškį per trumpas, bet pirkau specialiai, kad į dėžę tilptų, kad atskirai nevežiotų. Tai ką, žiūrim, ką turim. Dvidešimtoji skylė. Eketė tikrai. Kol kas uždūždėmelis. Paskrėdė su aviža. Visiškai degtukiniai šeriukai. 10 metrų gilė. Jeigu dar geriau, aš bandau nuimti ranką. Pažiūrėsim gal, kur stovi, vis dėlto tas jau malonesnis ešerys. Kam įdomu, pas mane Salmo Elite Perch 4.5, nu kem 5 cm. Spiningėlis valas 0.16, bet neprisimenu dabar gamintoją. Irgi iš Striderio tiesiog imtas. Kaip ir spiningėlis, oi kaip ir rytė šita. Rytė tai yra Iron Wolf Ice Max. Jeigu gaudyt su blizgava su spiningėliu gilesnėse lygiuose, tai jinai patokia va, gilėse. Paleidai, jinai sukasi. Yra magnetinis stabdis. Valo nesuvėlė, kaip ir ok. Na ką, tai laikas avižai. Su spiningu niekas nevyksta. Kolega pagavo vieną šeriuką didesnį. Bandysiu jo aš savo laimę su avižėlė. Gaila, kad spiningas kol kas neveikia. Norėjau šiandien su spiningu pelėkioti kaip praeitą sezoną. Nu, bet svarbiausia, kad kažkas kibtų. Turiu kažkokį pirmą žuvėlioką, tik nežinau netgi ką, kaip. Labai didelį gilį man nepatinka su... O, pūgžlys, labą dieną. Seniai matyta žuvis realiai.
Kas yra? Gal ir nubėga. Ne, nubėga vėl tas pats. Gražiai šiaip žuvis paėmė. Gražiai atrodo. Bet nuvertinta žuvis. Tarp kitko, parašykit komentaruose, kokį didžiausią pūgžlį esat matę arba pagavę. Nes realiai įdomu, ar jos yra kažkokia jų tikslinga žvejyba ir dėl kažkokių didesnių dydžių, kaip pavyzdžiui tas pats ešerys. Kažkas mažiukas, jeigu vėl pūgžlys, reikia keisti eketį, nes tas nuleidimas nevertas tokį gylį. Jo. Ačiū už dėmesį. O, užsikabinau. Jau pagal pasipriešinimą jaučiu, kad truputėlį turėtų būti didesnis. Tikiuosi taip ir bus. O, nu va jau, ešerys. Džiaugiau jau. Gal vis dėlto šitą eketį reikia dar pafuršuot, patikrint. Nu va toks. Taip, turiu turbūt dar vieną tokį pat. Žiūrėsim. Aha, tokį pat. Vėl tas smirdžius. Labai kažkaip smirda jie. Šitame ežere nežinau, su kuom tas susiję, bet labai jau smirda. Labai daug savęs palieka ant pirštų jie. Turiu vėl kažką, bet nežinau ką. Aš žinau, kad tik tai, kad nedidelis. Vėl pūgžlys. Kita duobė. Ir eketė, viskas čia tas pats. Aš turiu kažką. Pardasiai. Kaip ir praeitą kartą. Karočią, supratot, kad čia pūgžlių vieta. Kolega ką tik mano pagavo gan didelį ešerį. Iš toli mačiau, kad nemažas. Tai turbūt eisiu aš pas jį. Blemba, koks šitas aštrus.
eisiu aš pas jį žiūrėt, kaip jis ten kur gaudo. Ir žiūrėsim, gal aš irgi surasiu savo auksinę eketę. Va, kolegos, kol aš vaikiau paukžlius, kolega pagavo tokį, šitas tai nežinau, gal kokie 800 kilo bus turbūt. Tokius rimtesnius jau. Reikia mokytis iš jo tada. Opa, kažką turiu biškį didesnį jaučiu pagal spardymą, bet nežinau, gali būti ir baltoji žuvis gal. O ne, šerys. Aišku, ne toks didelis, bet jau geriau negu nieko. Toks. Irgi turiu nedaug aukščiau nuo dugno. Bus toks pats turbūt. Ai, atsikabino, matot koks. Nedičkis. Negaudysim nei kitai. Bet jau mes čia praėjom 1,5 kilometro nuo tos vietos, kur mes buvom. Tai nes ten jau visiškai nulis buvo, kolega aišku pasigavo gerai. Man nepasisekė išvis. Bet nors, sakom, pabandom kitą duobę. Tai vat, toks ir rezultatas kol kas. Bet geriau negu nieko, nes ten jau išvis buvo beržės reikalas. Galmas kas užknisas tais dideliais giliais, kad visą laik velis tas vala. Įkabina už striukės, už pirstų, už visų vietų ir nežinau. Aišku, aš toks ir žvejys gaunasi turbūt. Opa, yra dar vienas, kur tokio pat dydžio. Gal biškį didesnis, nežinau. Pripratęs aš dar, atpratęs nuo tos žvejybos, kad supras, ne, toks pat. Aišku, ne degtukinis toks, bet arti to. Opa, galiu pasakyti, dabar jau geriau spartusi, kolegos. Gali būt, kad jau tikrai didesnis bus. Gal jau priviliojau pagaliau. O, jau šitas geresnis, va. Šitas jau tikrai geresnis. Tik nuleidau ir kažkas. Ką? Aviža? Varinė, bet va. Balta žuvė. Sveiki dar kartą. Jums turbūt bus tiesiog paprastas transitionas, o dabar praėjo jau savaitę. Ir gaunasi jau dėl orų, kad čia jau paskutinis ledas. Tai dėl to taip video ir vadinasi. Tikiuosi, kad dabar jau kažką pagausim,
nes praeitą kartą buvo saulė, viskas buvo prieš ešerį. Ir kažkaip greitai biškai mūsų ta žvejyba baigėsi, reikėjo važiuoti. Tai tikiuosi šiandien mes išnaudosim tą dieną pilnai ir tikrai jau bus gerų kadrų ir gerų emocijų. Varom toliau. Kaip matot, ledas atrodo baisiai, bet jis iš pat pradžių buvo užšalęs skaidrus, dėl to jis tamsus. Nebuvo užšalęs su papildomu sniegu susimaišęs, kaip būdavo. Tai kaip mačiau, kai mano kolega jau gręžė ten tolumoj, istorijos realiai lygęs toks pat kaip ir praeitą savaitę. Gali būt, kad netgi ant Mežuvo ežeriukų sekantį savaitgalį irgi galima bandyti, bet jau nesiūlau. Pats irgi nežvejosiu jau. Bet yra tikimybė tokia. O gal dar pasikeis ir ateis naktimis -5. Tai tada bus iš vis pasaka. Einam iki mūsų taško. Žiūrim, kas gausis. Žodžiu, vėl bandom su blizga, tik tai, kad jinai dabar varinė. Kokia čia varinė dabar. Ryte man šitą patiko, patogiai naudojimai. Jeigu nenori daug pinigų leist palyginus, tai galima tokią imti. Ledo storis tai didelis, bet po biškį jis pradeda kristalizuotis. Nėra labai gerai žvejybai. Tai to vaikščiojimo ant ledo. Na, žiūrėkit, toks švarus ledas, gražus. Tam pabandom su balansyru. Kolegos su aviža. Kažkaip kol kas tuščia. Atėjau link kitos duobės, kur niekada dar niekas negaudėm, tai netgi nesimato kečių. Tai arba čia visiškas pravalas, arba bus mūsų auksinė taikyti. Taip, dabar bandysiu, žinokit, atvirkščiai. Bandysiu iš pradžių su aviža. Jeigu pamatysiu, kad su aviža kažkas kimba, tada bandysiu dėti blizgą arba balansyrą, kad pažiūrėt, kaip kimba, kaip reaguoja. Nes gal čia neįdomu, niekam tas balansyras būna gyvys, kad teisingai. Toliau. Nu va, pirma tiga šiandien. Ką pagavai? Ir mažiuką ešeriuką. Nekimba. Logiškai. Oblai. Ant balansyro kažką turiu. O. Pirmą kartą ant balansyro pagavau. Ne pats mažiausias, bet... Nu jo, ne mažiausias. O, bля. Ant skęstančios. Tavo valas labai storas. A? Valas tavo labai storas. Tau, blėt, ir nekimba. Tai čia aš paėmiau, persirišiu to į kitą. Turiu su blizga. Geras smūgis buvo, tik tai gaila, kad mažiukas jisai.
Karibetas amigos kavalerijos, baigėsi žvejyba. Gavosi kažkoks šūdas realiai. Nieko normaliai nepagavom. Tokia ta žiema, toks tas ledas. Žinau, kad kitiems pasisekė gal ir geriau. Šią savaitę arba praeitą. Tai tikėkime, kad nors pavasario sezonas atneš mums gerų laimikių. Ir ką, ačiū, kad žiūrit. Ir iki sekančio karto, nežvyna visiems.